Sveiki, mėly bičiuliai, kanalas sveikinasi penktadienio vakarą. Šį kartą vėliau truputį užtruko, tokia jau savaitė sunki papuolė. Bet žinios visai neblogos. Pirmiausia, tai gal geros aktualios. Nuostabus orai. Šeštadienis bus iš vis fantastiškas. 16-15 laipsnių apsiniaukia. Pietvakarių kažkoks vėjas didžioji daly Lietuvos. Nu ką žinau, geriau nebūna tikrai rudenį tokiu laiku. Sekmadienis jau taip saulutė biški švystels. Jau rytų vėjas atsisuks, tai visai gali būti su plėšria žuvim. Bet ir naktis bus vėsios, bet nešaltos, 5-7 laipsniai. Taip kaip čia šalnos praėjo pirmosios, tai aš manau labai neblogas žinios, ypač tas, kas bandys gaudyti lydekas, lašišas. O lašišos tikrai kimba. Nuostabus sezonas. Nuostabus ir pikta pačiam. Nu, šią savaitę niekaip negalėjau išlėkti. Na, tikiuosi, surinkau daug taškų, jau kaip duosim, tai duosim. Kokias dvi žvejybas. Tai va, tikrai daug gerų žinių, va, irgi buvo čia kompanija, gal iš Kaišiadorių girdėjau, irgi smagiai, va, šie žvejyba ten 4 žuvis užkibusius, vieną ištraukė, daug atsikabinusių, daug iš tikrųjų, ką matau parduotuvėje, tai naujų žmonių, kurie niekad negaudė, pabandė ir kas smagiausia, beveik visi ten, bent jau kibimo turėjo, matė kažkas, tai buvo daug atlenktų kablių, daug visokių pamokų, kovų. Smagu, geras sezonas, tikrai smagu. Ir beje, ne tik su lašišom, bet irgi 3L lygą nuėjau pasižiūrėti, irgi tie patys šamai puikiausiai kimba, lydekos, sterkai, šerių gal mažiau kažkiek, tai, bet šiaip, nu, plėšrūnės aktyvios, kas gaudo, pagauna labai smagiai. Ir aišku, noriu padėkoti bičiuliai jums už paramą tikrai. O naujam Patreonai noriu Tomai padėkoti. Ačiū, kad remi, kad atėjai į mūsų kolektyvą ir kartu gal kitų Patreonų atsiprašau. Žinokit, nebepajėgiu iš tikrųjų kelti atskirų video, bet vis turiu vilties, kad vieną kitą vis tiek padarysim dovanų. Manau, kad remia turbūt dėl to, kad labai kažko tikitės, bet kad norit, kad šita laida ir kitos gamtosauginės visokios ir su mokslininkais jos išeitų. Ačiū Jums, bičiuliai. Ir dabar keliaukim tradiciškai pasivaikščioti po Lietuvą. Be abejo, Klaipėdą. Klaipėda. Sterkų pagavimus girdėti irgi kažkaip dėkui ir dar iš Nežvino ir kitiem, kas buvo, pasigauna, kaip pasakyti, ne stebuklingai gal, bet girdėti. Svenceliai mačiau čia, kaip Paulius Korsakas kėlė ešerius gaudo, žodžiu, irgi užėjimas tokie įdomiai. Dangiai girdėti, kad ir baltas žuvis karšiokus rytais gaudo, smulkesnės žuvis ir smagios žinios plekšnė jūroje tikrai kimba neblogai ir dydžiai spūdingi, 5-600 gramų, žodžiu, toks A4 formatas, visai smagu. Taip, kas toliau, iš Šilutės girdėti, irgi girdėti, kad iš Šilutės kas gaudo, kaip nekeista, dar karpių pagauna, čia jau skirvytėje girdėti. O atmatoj truputį karšiukas juda. Na, tas juda, tai vėlgi rytinis kibimas, 7-8 pagauna, gražiai. Vakare kažkas nustoja irgi, tas pats dėsnis kartojas, ten kažkokį plakioką, ten kojytę, dar kažką tai. Daug ešerio iš tikrųjų tam regione visur ir ešeriai ir minioje šiemet turbūt apie 5 metus geriausias sezonas su ešeriu. Bent jau taip Richardas pasakojo, jisai manau, kad tikrai vietinis daug informacijos eina, jis šiaip sau nekalba. Tai tikrai su ešeriais daug, lydekos jau pradėjo kibti irgi taip jau dydžiai gal neįspūdingi, ne po daug, bet aktyvumas tikrai plėšrūnų nėra blogas. Ir apie karšį, vat, irgi įdomiai jau užkalbėjom, dėkui mūsų žiūrovui Vygantui, pasidalino savo patirtim, sako, jau keli metai išgaudau ir karšius būtent šitoj pusėje Šilutės ir tie patys karpiai ir net sterkai, sako, yra toks dalykas, kad žuvis laikosi kažkaip nuo dugno nekimba aukščiau. Jis gaudo ten apie 7 metrų gilį, žuvis, sako, kažkur 5 metrų eina tokiu atstumu, tai jis naudoja, leido pasidalinti, pats atsiuntė, tikiuosi, nuotraukų gal pamatysit, su jo laimikiais tokia įdomią sistemą, sakyčiau, senovišką. Tai prie trišakio suktuko riša ilgą pavadėlį, iš torų, tikrai beprotiškai istorijų, kaip pavadėlio 0,3 valo, beje panašiai esu matęs ir druskininkose, kaip gaudo vietiniai. Plaukiančio valo spėčiau, arba kažkaip kitaip daro, žodžiu, plūdrumą pakelia stipriai nuo viršaus. Ir duoda efektą ir pagauna tikrai, kaip matot, laimikiai visai neblogi. Tai paeksperimentuotojų vietoje tikrai manau, kad verta. Kas girdėti iš čia galvoju, iš Marijampoliečių girdėjau ir kur ten už Vėžininkose važiuoja visi karšius gaudo. Šlakiai iš išoje irgi girdėti, kad pagauna, mato, stebi. Iš tikrųjų dar vanduo šiltas, Nemune dar
čia kalbėjau, aš turbūt buvo ketvirtadienį, sakė, Nemune dar 16 laipsnių vanduo, o iš Šyšo jau 13,6 jau toksai vandenukas vėsesnis. Tai žodžiu, didelė masė juda Nemunu, ne taip greitai viskas atvėsta, jo labiau, kad dienos dar šiltos, bet viskas į rudenį jau eina. Taip, kas toliau? Keliaukime į Jurbarko pusę, irgi geros žinios. Karšiai kimba, arba prie pačių Jurbarkų, sakė, prie tilto nelabai. Nežinau, gal Edgaras saugo jau savo, kad čia neprivažiuotų visokių kauniečių ir kitokio čia, vietiniam truputį palikti. Juokau, iš tikrųjų nežinau, bet sakė, iš tikrųjų kimba prie Viešvilės, Palininkų ir pagauna karšių ir prie Raudonės kimba. Aukščiau Jurbarko gerokai, tai irgi girdėt tokie kiekiai ten, 6, 8, 12 karšių. Apie limitus nekalbėsim čia šiuo atžvilgiu, kaip sakant, neužsivesi. Bet, smagu, kad žuvis kimba iš tikrųjų. Pozityvioji pusė ir šiaip žuvis truputį giliau atsitraukus, jau daugiau fideristai pagauna, kas gaudė plūdinę, jau sunkiau pagauna. Ne vien Jurbarke, bet ir iš Kauno panaši informacija. Grįžtant prie Jurbarko girdėt, kad lydekos neblogai kimba, irgi Edgaras čia gaudė visai neblogai, tokį kilogramas 200, 1,5 ir 1,6 kg ištraukė, tai patenkintas. Ešeriai kimba pačiame Nemune labai matyt, bet tos telės smagiai kimba. Ir geros žinios, kas laukia to laiko, tai Mituboj panašu, kad jau prasideda. Pati pradžia. Veiksmas žuvis po truputį pradeda lyst, kojo šapaliokai ir yra gaudytų ir pagavusių. Taip, keliaukime į Pietų Lietuvą dabar. Tai Merkinė Varėnos pusė. Dekaitės girdėt, kad atkutė ir visai smagiai pasigauna. Taip, dienai nelygų ir kaip nekeista, gan gražių lydekų ir tokiam kaip aukštutiniam Varėnos tvenkiny, kur taip, kaip sakė, taip labai kažko tai lydekom gal, nėra, gal, kaip geresnių vandens telkinių yra, bet girdėti iš ten, Glūko ežere girdėti, kad labai smagiai ešerių pagavo. Čia paskutiniam dienom labai karpiai sujudė ir tam pačiam aukštutiniam ir kituose ežeruose, kurių yra tikrai rausia, nuodasi, aktyviai gana kimba. Kas gaudo, karpininkai džiaugiasi, vienas geriausių metų dabar pagauti. Norint pagauti didelį karpį, tai kas daugiau. Su karšiais labai įvairiai ežeruose, irgi tokia prieštaringa informacija. O apie Nemuną kažkaip žinių daug nėra, sako, tylokai taip yra. Kažkų, kad salačių kažkas ten labai smagiai gaudytų, iš tikrųjų, geras laikas yra salačiam. Galbūt dar šiek tiek per anksti, dar per šiltą. Tai keliaukime į Alytų, kalbėjau su Modestu. Modestas patenkintas, lydekas, kaip sako, daužo, šamai kimba, su ešeriu dar, sako, simptokai, bet su sterku irgi gal, bet žodžiu, laidą gerą padarė tą tradicinę žvejybą kažkokiam ten savo pelkiniuose X ežeriukuose. Tai smagiai labai su tvičingu pagaudė daug kibimų, gražių lydekų, ten gražių, žodžiu, efektyvus video, laukiam irgi pirmadienį truputį kels. Ką dar iš čia gero papasakojo, kad šiaip šapalai pavieniai Nemune kimba, su karšiu nelabai. Iš ežerų labai įdomi informacija, kad šiaip karšiai nekimba, bet kaip sakyti, pagauna plūdininkai tie, kurie gaudo vidury vandens. Tiesiog žuvis, nežinau, nuo dugno nekimba. Tas vadinamas susisluoksniavimas, kaip čia pasakyti, nevalstybiniai termoklynai vadinami, susidarė, ar kaip tą paaiškinti, bet ne vien iš tenais, iš tikrųjų, tą patį iš Nemuno girdėm ir šičia, kad žuvis kažkaip tai aukščiau eina pagaudės. Aš Marijampolės dabar. Karosai vakarais kimba, ryte tuščia, aišku, šalta, bet vakare sušyla ir vis dar tebekimba, gražus karosai. Aišku, pusė Marijampolės žvejų kažkur prie Vėžininkų į Nemuną tokiu metu lekia, šiaip populiarėja, kas ant gyvo žuvelės gaudo, gan neblogai kimba, ten tos lydekaitės tokios ribinės. O šiaip tai kas pinigauja, tai gumas drasko, kapoja skutais. Ir aišku, dydžiai tokie jau, tie patys didžiausi, bet veiksmų daug yra. Ir ypač pardavėjai patenkinti iš parduotuvių, sako, daugų mūsų jėda, daug kas ateina atsistatyti. Tai kas dar girdėta? Turbūt su Pietų Lietuva pabaikim, Birštono pusėje likta jau ne kažką girdėt. Prienų taip jau kaip panašu baigės, tai žuvis migruoja gal į marias, bent jau su to, kas gaudo ešerius, dar prieš kokias 4 dienas Birštone gerai sugaudė ešerių, dabar toks vaizdas, kad veiksmas kažkur į Kruonio pusę po truputį keliasi. Tai ką dabar apie Kauną nukeliaukim tradiciškai, tai dėkui Algirdui iš Pilnos valties. Šiaip labai, kaip sakyti, plūdininkai smagiai džiaugiasi ir Nevėžį, ir Nery, kojos stambios neblogai kimba,
karšiokų papuola be abejo. Nemune tų pačių karšių vis dar gaudo ir žemiau, ir pačiam mieste. Žodžiu, dar toks vasarinis dar bumas karšių, nes nepasibaigė ir manau tikrai kas džiaugiasi, kas jaukinasi. Su salačiais kol kas sunkoka kažkaip tai. Algirdas jau tikrai žino vietas, jau ten eina į savo tokias jau garantuotas. Ne, manau, kad važiavo į Nemuną jisai, tai iš dalies salačių, iš dalies pasižiūrėti, ar lašišų migruoja daug ateina, tai lašišų dar nelabai kažką pamatė, salačių visai nepagal lydeką 4 kg pasitaikė. Bet tikslingai lydeko dar sako, dar truputį anksti Algirdas. Dar sako, pagaudykim lašišas, šlakius, kurių tikrai daug ir pagauna, aišku, jeigu buvo prieš kažkiek, tai čia iš savaitėlio kalbėjom, kad apie Jonavą panašiai, tai dabar tie būriai tokie išsiskaidę, bet pagauna ir prieš Jonavą, kas žino kur. Nors ten žuvis paprastai nėra labai linkusi stovėti, nėra daug gal vietų tokių labai gerų, bet pagauna be abejo ir gerokai žemiau, bet čia apie Vilnių kalbėdami, apie tai dar pašnekėsim. O grįžtant prie Kauno, kas girdėt Nevėžį, aišku, ešeriai tebekimba Kauno mariose, žuvis, kaip sakyti, ir kimba ir nekimba. Kas gaudo, irgi kas mėgsta starkius gaudyti nuo kranto, tai su spiningu sunkiai, bet kas gaudo ant tų visų žuvies gabaliukų visai neblogai pagauna. Bet Kauno mariose salačių eina pagauti irgi taip, irgi geras laikas, visai gražių pasitaiko, smagu. Ir be abejo, kas gaudo fideriais, karšiai kimba. Kaip kimba, sakykim taip, puskaršiai, gal taip įvardinkim, o su karšiais jau čia kaip pasiseks. Iš Kaišiadorių dabar kas girdėti, labai tokia prieštaringa informacija. Jeigu gaudyt mariose, tai vis tiek daugiausiai pagauna iš tų pačių šiaurinio, taip sakykime, Kaišiadorių pusės mariose. Bandė važiuoti Vangus kompanija, čia dėkui Viliui iš Kaišiadorių parduotuvės pas Vilių, bet nieko tuščia, sako, visai ten kelis pagavo kojytės ar kažką tai. Tai žodžiu, Darsūniškis, vadinami lašiniai, lašinių piliakalnis, tose apylinkėse. Ir įdomus dalykas, kad visgi tas vakarinis naktinis kibimas, tai rudeniškas grafikas, dieną ten kojytės plakiokai tampa, tik jau pradeda po truputį saulę leistis temti ir ateina jau rimtesni egzemplioriai. Ir jie, aišku, daug kas važiuoja iš Kaišiadoriečių lašišų gaudyti, šlakių. Tai visi Čiobiškiai, visas tas, kaip sakyti, ar Vievio Jonavos praktiškai visur savo duoda. Kas bando, jau minėjau, kad tikrai šlakių ir lašišų pagauna. Bet pagauna ir salačių, pagauna gražių lydekų. Tas pats Vilius gaudė, sako, net įtom tikėjus lašišos, bam, kaip dėjo, garantuotai 6 kg lydeka iš tokios vietos. Sorių pasitaiko, daugiau aišku, ten su blizgiam gaudant. Kaip čia pasakyti, nelegaliai, sakykime, šono, bet šitų žuvų ir gerai, ir jos aktyvios rodosi, šokinėja su nerim, viskas yra gerai, kas bando gaudyti ar baltą žuvį, aišku, ten spiningautai labai nelabai duoda, čia daug kur pagaudė ten fideristam, bet vietų galima, aišku, rasti, bet tai, žodžiu, irgi visai smagiai pagauna. Prie Aukštadvario girdėt, kad seliavų žmonės važiuoja žvejoti ežeruose ir visai smagiai pagauna, tiksliai ežero, taip jau neišdavė žmogus, su ko kalbėjau, bet, žodžiu, kažkur tai toj pusėje ten ne vienas yra geras ežeras. Tai va, kalbant prie Vilniaus, irgi informacija daugiau iš lašišistų gardų, daugiau tokie visokie gandai, bet net pačio mieste pagauna ir aukščiau mažiau žuvies, vis dėlto dar prieš Vilnių žuvis stovi daugiau. Ką girdžiu ir praktiškai visi mato, tikrai šeimų yra daug, žuvies daug, o su kibimu kaip kur. Šiaip, kaip pasakyti, patarimas. Nepatingėkit anksčiau ryte ateiti. Tokie visi atšalimai nėra blogai čia. Tai va, kas girdėti iš Vilniaus, ne visi, aišku, lašišas gaudo, nemažai kas bando su plūdinę pagaudyti ir pagauna šiaip ir šapalų. Ir ko pačiam Vilniui kažkaip toks vaizdas, gal daugiau į Gariūnų pusę kažką pagauna, nes kitoj pusėje tai girdėti irgi, kad avižadrebių kažkas gaudo, vėl toks būdas, kaip sakyti. Nori žmonės licenzijos išveng gaudo, ten gyvą masalą dedant avižėlių. Šerių pagauna tokių kaip porą 100 gramų, bet, sakykime, karšių, šapalų nelabai. Kol kas žuvis įsibaršys kažkur tam pačiam mieste, panašu, kad nelabai jos daug yra. Tai va ir ežeruose girdėt, kad vis dar bando lydekos pradeda kibti, čia daugiau į visokias į šiaurės rytinę pusę iš tų girdėt. Tvenkinių ežeriukų, kad pagauna lydekų su ešeriais kažkaip tai tyloka. Na ir kelkimės į Aukštaitiją. Tai šį kartą turiu tik tai iš 2 miestų.
žinių, tai daugiausiai, aišku, iš Utenos. Dėkui Jonui Trinkūnui, kai visada mūsų ištikimiausiam laidos rėmėjai. Jonas visada su nuotaika, tokia konkreti informacija, trumpai drūtai. Tai va, buvo jisai apie seliavas, jeigu kalbėtų, buvo Tauragnė, tai pagavo tik 26, tai nelabai patenkinęs. Sako, pernai buvo 26, gerai, šįmet, kai gaudai po 50, na tai truputį suprastėja, bet iš esmės neblogai. Bet šiltas dar vanduo, 15-16 laipsnių Tauragnuose ir kitur. Tai va, važiavo jisai Drūkšius, tai lydekos dar sekliai laikosi, tai truputį seniau buvo dar vėjas, buvo ten metrinė banga, tai 4 lydekas dviese pasigavo, to nenorma labai lengvai, daug kibimų tikrai. Smagu, tai dabar gaudė jau čia per tą rytų vėją ir štilių, nu tai sakė, labai sunkiai vargti reikėjo, bet tokias pusantro porą tai pasigavo. Bet labai sunkiai gaudė, tikrai sako, žinai vietas ir žinai, kad stovi ir viską, bet labai sunkiai reaguoja. O su ešeriu sunku, sako, kažkas tai įdomiai Drūkšiuose, tiesiog labai daug mailius yra sukilęs ir nuo sucholotų ten nelabai atskirti, kur ešerys kas ir masė tų mažų ešeriukų, ten kaip piranijos, sako, kur meti ten kimba, tą didelį ešerį atsekti labai sunku ir surasti. Tai ir dabar, sako, panašu bus tas rytų vėjas, nu savaitgalį jisai kaip ir nebus, bus štiliuko daug dienų, nu sako, su lydekom bus bėda, sako, taip jau eilę metų rodo. Tai va, ir kas iš tos pusės girdėt, karšiai tebekimba dar ir tebegaudo, bet jau bandytojų gretos labai stipriai tirpsta, vis naktį šaltos, po truputį visi jau persėda, kaip sakyt, prie spiningo pereina. Na ir iš molėtų, kas dar irgi tokio trumpai girdėjau, kad su ešeriu sunkiai, o lydekos visai smagiai kimba iš Panevėžio. Na, nelabai kokios žinios, kiek Aidas surinko, nu šiaip tiesą sakant, labai prastas kibimas. Šerių dar kas Kupiškio mariose parankė, tai Panevėžio mariose sėdi kažką su pideriukais, ten tą smulkmę gaudo. Bet šiaip tai taip, nu, šikna, taip trumpas toks verdiktas, jau taip tiesiai šviesiai be pagražinimo. Iš Zarasų šį kartą neturiu informacijos, bendra tokia tendencija iš Aukštaitijos, kad lydekos suaktyvėja, kybo bent jau, nu, kybo, sakykime, to laiku, kai dar tos saulės tiek nebuvo, dabar sunku pasakyti, kiek jinai ten sugadintų su ešeriu, sunkiai. O balto žuvies dar tebekimba, bet, žodžiu, gaudytų jau nėra labai daug. Tiek, bičiuliai, informacijos šitam kartui, susitiksim lygiai po savaitės. Na ir tikiuosi, kad kažką tai turėsim dar įdomiau jums papasakoti, bus kažkokių tokių aktualijų. Tikrai gražus savaitgalis ateina, nepraleiskit progos, oras nuostabus, mano supratimu vienas geriausių, koks gali būti. Taip visą laiką nesitęs, ateistų ir darganas, ir lietus, ir kas nori, tai išnaudokim tą progą, bičiuliai. Iki.